Radio centras. Linki jums geros nuotaikos. Aš pradėjau bėgioti ir kartu su dar 5 žmonėmis mes ruošiamės labai rimtam dalykui maratonui. Maratonui? Jo, maratonui, staiga pavadinos sugalvojo dalyvauti maratone. Žodžiu, gruodžio pradžioj, lapkričio pabaigoje, man vienas bičiulis, draugas Olegas, tiksliau, mestelėjo tokią idėją. Ar nenoriu pabėgioti maratone, jis yra labdaringas ir maža to, jis yra ne Lietuvoje, jis yra Sierra Leonėje. Tu rimtai čia? Visiškai rimtai ir aš taip irgi turim tai čia, tas pats buvo klausimas momentalus ir gerai, įdomu, leiks pagalvoti. Tada aš jam pasakiau ir ta mintis, ta žiežirbėlė tokio pasiūlymo peraugo į ugnį ir aš užsikrečiau ir užsikrėtė dar, kaip minėjau, 5 žmonės, labai skirtingų sričių. Va, ir mes tradiciškai kiekvieną sekmadienį kartu bėgiojam, bet paskirai ruošiamės, treniruojamės, nes, tai yra rimtas dalykas. Žiūri į mane, lyg niekad nebūčiau bėgiojęs, sportavęs ir panašiai. Skėdis. Maratonas yra Leonijai, skamba kaip nežinau. Jo, Atsispaudimai, nežinau, Nigerijoje. Žinok, aš irgi su jauduliu ištariu tą žodį maratonas. Kol kas aš atsiprašant dar šiek tiek ščioju, nes maratonas tai yra 42 km su kapeikom. Jo, tai žinau tikrai, kad bėgsiu pusę kaip minimum. Ir pradžia bus Druskininkų maratonas. Čia pasiruošimo etapas. Čia bus jo pirmasis etapas, kur mes didžioji mūsų dalis ten dalyvaus. Va, o tada aš jau netgi tą pačią dieną galėsiu turbūt pasakyti, ar aš bėgu visą maratoną ar pusę, bet tikrai bėgsim Sierra Leonėje, jau turim bilietus. Radio centras. Linki jums geros nuotaikos.